Hei, hei, hei. Man atrodo, fonas jau mus išduoda, kur mes esam. Nes katedros aikštėje visada vyksta didžiausias bėgimas Lietuvoje, kur susirenka ir tie, kurie išbėga tik kartą per metus. Jo, ir šiemet jau labai pastebėjom, padaugėjo bėgikų šią savaitę, pilna pakrantė Neries, visi lakstom. Lakstom ir mes, tai atsiėmėm dalyvio numerius ir rytoj bėgsim 10 km Vilniaus maratone. 10 km maratoną? Ir kodėl tik 10? Kodėl tik 10, nes Trakų triatlone aš supratau, kad aš praradau savo stipriausią dalyką, tai yra bėgimą. O 10 km distancija yra super gera įgauti greičio ir labai panaši distancija bus mano pirmam Hyroxe jau už 2 savaičių, taip išduosiu. Ir ten reikės bėgti 8 po 1 kilometrą, tai čia labai tinka mano pasiruošimui. Jo, Rūta, kai aš dariau Hyroxą Rygoje, Rūta sakė, ne, už tos nesąmonės tai aš tikrai nedarysiu. Aš visai čia nenoriu dalyvauti. Bet nusprendė ir jinai dalyvauti, registravo. Taigi po poros savaičių Osle dar kartą bandysim įveikti Hyroxą. Ir šitas 10 km Vilniaus maratone bus labai geras pasitikrinimas, kokioj bėgimo stadijoje mes esam. Ir dar mano tokia sena svajonė, kadangi galima ir per 5 km greitį pasididinti, bet 10 aš vis dar neturiu, išlipusi iš 40 minučių. Bėgu 10 km tik triatlone, o kaip aš galiu subėgti be triatlono? Prieš kelias savaitės bėgom Stokholme 10 km bėgimą ir Rūta vos jau neišlipo aš 40 minučių. Tai dabar Vilniui tikrai turi visas galimybės, visus šansus ir jos gerų pasirodymų tikiu daug labiau negu savo gerų pasirodymų. Man Strava sako, kad aš išlipau. Ar kaip jūs savo PB skaičiuojat, pagal Stravos PB ar pagal oficialų? Jo, tai Rūtos pasiekimai šį kartą tikrai tikiu gal labiau negu savo. Nes jeigu Rūta greitėjo sezono eigoje, tai mano rezultatai kaip ir prastėjo. Dar po pradžioje vasaros gerai subėgu Birštone, paskui visai neblogai Biržuose, bet tam pačiam Stokholme tai beveik 36 minutės buvo. Ir jeigu buvau užsikėlęs tikslą dabar bėgti iš 34, tai labai to bejoju. Bet pasiėmiau A lipduką ir iš 35 minučių tikiuosi išbėgti. Tai kas čia dabar? Atėjom, atsim numerio, o dabar baigėsi jau kedų matavimai. To nepadarysi dėl geresnės rezultatų. Ar tu galvoji, kad tave išgelbės kedai rytoj? Tai kedai mane ir gali išgelbėti, daugiau niekas. Bet šiaip tai jau seniai norėjau varžybę nuo kitų vatų, bet taip matuojasi šitas dydis biškį didokas ir labai realu, kad jis. Šiaip tai gyvai labai gerai spalva atrodo, matau per kamerą taip neperdoda, bet labai gražus. Aš šitus jau pati esu nužiūrėjus. Sau gaila, kad nereikia, nes labai irgi norėčiau. Su naujais kedasais dabar jau bėgsiu greitai. Nemučiai, koks laimingas, kiek džiaugsmo suteikia nauji batai. Bet nepamečiau čekio. Ai, ne, viskas tvarka. Na. Bėgsiu greitai, bet žinokit, dabar aš tai jaučiuosi, kad aš bėgsiu su savo pernai metų kedais senais ir pradedu dvejot, ar aš tikrai išbėgsiu. Iš tikrųjų atsiranda dvejonė savo jėgom, nes šią savaitę gana sunkiai bėgosi. Ir nežinau kaip... Tavo abejonės atsiranda ne dėl to, kad sunkiai bėgasi, bet kad tu kedus naujus nusipirkai, va. Mes įkalbėjom iš tikrųjų šitą video ir Rūda sako, aš gal prisikalbėjau ir aš tikrai išbėgsiu. Ne, visai ne taip. Ne, dėl to, kad aš iš tikrųjų turiu dvejonių, aš nesu tikra. Čia prisikalbėjau ir vėl, va, kaip ir tu, prisikalbėjai ir po to tu ką reiks bėgti taip. Nu. Ne? Tai viskas dabar nebus galima pasiduoti ir turėsi laikyti. Jeigu ką nerodysim, jeigu neišbėgsiu, koks buvo tikslas, sakysiu, buvo išbėgti iš 45. Išbėgti.
Keliaujam iki starto, liko 1 valanda. Vėlyvas startas 4 valandą, nėra įprasta, bet ryte pažiūrėjom pusmaratą, maratoną bėgikus, per 11-12 valandą dar pavalgėm košės, tai viskas, jaučiamės lengvi, pavalgę, bet pasiruošę bėgti. Taip, šiek tiek neįprasta, šiandien matot mane su Temple, su Ocean Run, bėgimo komanda šiandien atstovausiu. Šiandien iš tikrųjų turėjom daug stresiuko ir vis dar jaučiam, nes likus kelioms valandoms iki starto mūsų šuniukas antrą kartą apsivėmė per dieną. Vytautas vežė į veterinarinę ir nežinom iš tikrųjų kas toliau, nes nepriėmė ir važiuosim dar po finišo. Ja, buvo užimti laikai, tai iš karto finišuojam ir grįžtam pas Liusę ir lėksim pas gydytoją. Labai tikimės, kad nebus labai blogai, nes jau prisiskaitėm, kad simptomai atitinka bebeziozės, kas yra labai pavojinga. Tai šiandien bėgimą skiriam Liusei, stengsimės bėgti kuo greičiau, kad kuo greičiau galėtume skubėti pas ją. Eisim apšilinėt, paliksim telefonus, susitiksim po finišo. Tikimės, kad būsime ir toliau su šypsena po finišo. Bėgsim už Liusę. Bėgsim už Liusę. Liusė laikykis. Mes bėgam pas tave. Viskas, dabar jau tikrai paskutinis pasispardymas. Iki starto liko 20 minučių. Einam, atiduosim daiktus ir stosim į starto liniją. Nuotaikos visai neblogas, manau, viskas įmanoma. Neblogas, jau jauduliuką yra, neslėpsiu, aš jau labai jaučiu. Šį kartą labai matosi rūta. Bet tai reiškia, gerai, jeigu yra jaudulys, tai yra varžybų visas džiaugsmas. Tai reiškia, varžybos rūpi ir dar bėgimas turi vietą gyvenime. Tikėkimės, kad pasiseks ir pasimatysim. Ir starto šūvis, pasileidom į 10 km trasą. Kol kas didelis būrys žmonių, bet greitai atsiskyrė 2 bėgikai. Ir aš likau 3, už manęs Sadeckas ir Dolgovas. O aš bėgau būry žmonių, nes mano greičiu bėga žymiai daugiau bėgikų. Ir iš tikrųjų taip ir būna 10 km trasą. Pirma pradžia visai nesunkiai, va dar ties Lukiškių aikštė šypsomės, mojuojam, atbėga Rūta, šalia lydima senjoro. Rūta, tu 3, Vytas irgi 3. Ir čia va girdėjo, tai Rida sako Rūta 3, Vytas irgi 3. Taip ir buvo, abudu bėgom prizinėse vietose, bent jau pirmus 5 kilometrus, bet po 5 kilometrų prasidėjo sunkumai. Ir nors jėgų dar atrodo buvo, bet jos nuolat mažėjo, bėgti darėsi vis sunkiau, aš galą dar matot vijosi Dolgovas bei Sadeckas. Ir kaip vėliau pamatysite, Sadeckas šiandien ir buvo mano pagrindinis varžovas. Jis visą laiką man kvėpavo į nugarą, neleido atsipalaiduoti ir kadangi bėgo iš paskos, tai aš jo akimis kaip ir nemačiau, bet visą laiką girdėjau tiek žingsnius, tiek iš žiūrovų jautėsi, kad jie pradžiai paploja man ir po keletą sekundžių jau ploja kitam bėgikui. Šiandien tikrai nesijaučiau geriausioje formoje, nebuvo ta diena, kai laukiau finišo sprinto, todėl likus keliems kilometrams vis pabandydavau pagreitėti, atitolti, padidinti atstumą nuo Sadecko, bet nelabai tas pavyko. Sakiau, kad bent jau paskutinį kilometrą paspausiu tikrai maks, iš paskutinių jėgų viską atiduosiu. Bet ir šis planas žlugo, kaip matot, Sadeckas jau prisiveja ir kai sprintavo pro šalį, aš jau nebesugebėjau pakelti ragelio. Visas jėgas iš tikrųjų buvau išnaudojęs anksčiau trasoje, taigi beliko finišuoti sukandus dantis. Dar paskutinę minutę sugalvojau padaryti finišo šuoliuką, nes rezultatas 34 minutės 22 sekundės šiai dienai galbūt net ir pranoko lūkesčius. Bet nepaisant visko nuotaika gera, džiaugiuosi, kad pakankamai tikrai nebloga bėgimo forma. Po 2 savaičių Hyroxas ir Hyroxe, manau, bėgimas bus aukštam lygiai, arba bent jau tokiam lygiai, kokiam tikiuosi, kad arba bent jau geram lygiai. Bet mano varžybos dar nesibaigė. O didžiausia kova vyko ne su varžovėmis, nors bėgau 3 vietoje, bet su savimi, savo mintimis, nes turėjau svarbiausią tikslą – tikrai ne prizinę vietą, o išbėgti iš 40 minučių. Tai ta tokia
Labai svarbi riba ir aš visą laiką bėgdama apie ją galvojau ir visą laiką mačiau, kaip bėgo ant ribos, tokios, kur negaliu prognozuoti, ar pavyks ar ne. Nors po 5 kilometrų turėjau šiek tiek rezervo, bet kai bėgom į senamiestį ir prasidėjo patys sunkumai. Likus kilometrui pamačiau, kad stipriai atsilieku nuo plano ir turiu spausti maksimumą iš savęs, viską, ką turiu, kad pasiekčiau savo tikslą. Sukaupiau visas jėgas, kiek tik įmanoma ir variau iki pat finišo. Nors žiūrint atrodo, kad miriau aš link to finišo ir mano siela tikrai jau buvo išskridusi. Ar tilpau ar ne, nežinau, nes atrodė tik kelios sekundės gali būti, kad tilpau ir pamačiau finišą, kad jei! 58. Galvoju, yes. Jezepčikas. O pažiūrim. 4. Moteris. Wow! 39,8. O realus 39,3. Tai viskas. Finišavom. Jau varūtas lūpos ir nebemėlynos ir biškiai atsigauna. Man atrodo, kaip tik mėlynuoja. Ne, dabar tu savęs nematėjai po finišo, kaip atrodė. Wow, šiandien iš tikrųjų taip sunkiai finišavau. Jau iš paskutinių jėgų dabėgau iki finišo ir matydama, kad tik vos galiu tilpti 40, tai jau spaudžiu iki galo, nors nelabai buvo jau iš ko spaust. Žmogus, kuris tą asmeninį tikslą sakė, noriu išbėgti iš 40 minučių. 39 minutės, 58,4. Rūta Jezepčikienė, 3 vieta. Tikslas įgyvendintas, su tuo sveikiname ir žinoma su garbinga 3 vieta 10 kilometrų distancijoje. Damas priartėti viena Brigitos ir tokia tradicinė nugalėtojų nuotrauka. Ir ką dar labai norėčiau išskirti, tai nuo pat vakar dienos, kaip įsiminėjom numerius ir šiandien visą dieną, mes sulaukėm tiek palaikymo, kad mes žiūrim jūsų video, mums labai patinka, kelkit dar. Tai labai džiaugiamės, tai mus motyvuoja ne tik bėgti, bet ir dalinti su jumis, tai iš tikrųjų nuoširdžiai. Taip gera, kai jūs palaikot. Tikrai. Labai gera. Kiekvienas žmogus, kuris taip pasako, kad žiūri video, tai paskui einam ir džiaugiamės. Ačiū jums. Ačiū jums.